Brangieji, su šventėjus, su tikrai nuostabia šventė, Jėzus prisikėlė iš tikrųjų. Šiandien nuostabi balandžio 9 diena. Ir tai yra Velykos kiekvieną dieną. Aš tą norėjau pasakyti, kad iš tikrųjų jo džiaugsme, kai mes esam, tas tikras malonės suvokimas ateina, kad viskas padovanota, amžinas gyvenimas reiškiasi čia ir dabar. Ir kad mūsų dvasia yra amžina ir kai mes žiūrime į ją, mes garbinam ir šlovinam dvasioje ir tiesoje. Nes dvasioje viskas padovanota, o jeigu viskas padovanota, tai ko mums liūdėti? Jeigu viskas iškovota, tai ko mums liūdėti? Jeigu viskas atverta, tai ko mums dar nežinoti? Tai mes turime žiūrėti į dvasią. Tiesiog mylėkite, džiaukitės, būkite laimingi, dalinkitės tą meilę, atsiverskite dvasios veidrodį, Bibliją. Skaitykite ją, matykite, kaip parašyta, žiūrėkite tikros žinios, tikro žodžio, matykite Dievo logiką, matykite Dievo sutelktą dėmesį į tai, kad jūs būtumėte išlaisvinti iš visų netikėjimo pančių, kad jisai jūs veda ne kad įskaudinti. Jeigu jisai kažkur apkarpo, tai visus tuos nereikalingus dalykus, kurie jums maišo, pamatyti ir gauti jums tuos palaiminimus, kuriuos jisai paruošė. Jisai nori atvesti iš dvasios į sielą ir kūną. Ir visa tai, kas sielai ir kūnui gal tuo momentu atrodo reikalinga ar ten kažkaip brangu, svarbu, jisai pjauna lauk ne tam, kad jum kažką tai tenai atimtų, bet tam, kad toj vietoj galėtų užaugti tas naujas, gražus skiepas, kuris yra iš šventosios dvasios, kuris atvers nuostabius vaisius, kuris nebeaugins usnų ir dilgelių, o ves nuostabų sultingą vaisių. Taip, kad paleiskite dvasią, paleiskite maldą kalbomis, tiesiog paleiskite tai savyje ir būkite pripildyti to džiaugsmo, ramybės, malonės, visų tų dvasios pasireiškimų. Jeigu reikia stebuklo, jeigu kalbos atveda tą stebuklą į jūsų gyvenimą, jeigu reikia išgydymo, tegu ateina išgydymas į jūsų gyvenimą, jeigu reikia finansų, tegu ateina finansai į jūsų gyvenimą, jei reikia santykio atstatymo, tegu ateina santykio atstatymas. Visa tai yra tau paruošta, tiesiog žiūrėk tenai, iš kur tai ateina ir kalbėk apie tai, iš kur tai ateina. Ir kada tu žiūri į dvasią, tai teikia gyvybę ir gyvenimą viskam, ką tu aplinkui matai, visam, ką tu aplinkui darai, visam, ką tu aplinkui veiki. Tiesiog tame būk, garbink ir dėkok jam. Taip, kad būk palaiminta šiandien.